Sveiki, gerbiami vairuotojai. Šiandien tarp Palangos ir Klaipėdos tikrinu automobilį BMW 520 2013 metų, 2 litrai dizelis 135 kW, automatas, 4 varomi. Rida pas mūsų 314 tūkstančių. Nu ir trumpai apie variklį. Variklis N47D20. Variklis yra šiek tiek pagerintas po praeitos serijos. Tai jisai važinėja ir po 300 ir po 400 tūkstančių, jeigu tepalai buvo keisti laiku. Dėžė ZF-as 8HP. Taip pat bėgioja ir po 300 ir po 350 ir daugiau, jeigu tepalai buvo laiku keisti. Pagrindinės silpnos vietos tai prie tokios ridos tai yra turbinos aktuatorius, bet kaip supratau iš pardavėjo žodžių jisai jau buvo pakeistas. Toliau pas mūsų EGR-as taip pat prie tos ridos užsitiršė. Tai jisai taip pat pagal garantiją, pagal akciją buvo pakeistas BMW centre. Purštukai lieka po klaustukų prie tos ridos, pasižiūrėsim kaip veikia, kaip važiuoja. DPF filtras sako neliestas, bet jau prie 350 taip pat sodžių jau turėtų būti maksimalus kiekis, kad regeneracija jau nelabai išeis. Tai sakyčiau, prie tos ridos jau prie 300-350 jau, jeigu mašina buvo gerai prižiūrėta, o tai tada dar važiuos. Jeigu ją draskė su ją taupė ant tepalų, tai jau sakyčiau ant ribos. Nu ką, pradedam patikrą. Nu ką, pradėsiu nuo bendros apžiūros. Tai priekinis kairės pusės žibintas bei skilimų yra, aišku, nuo akmenukų padaužytas, permatomas. Nu, bamperis kairės pusės priekinis yra lakas šiek tiek nuėjęs. Matosi, kad buvo perdažytas. Kairysis priešrūkinis apdaužytas akmenukais. Grotelės laikosi gerai. Bamperis su sparnu sueina gerai. Yra kamera 360. Taip, sparnas kairės pusės. Vizualinių kažkokių pažeidimų nematau. Tarpas tarp durų kairiai pusė priekinių yra lygus. Stiklas priekinis yra šiek tiek daužytas akmenukais, bet maži tokie taškeliai. Stiklas priekinis keistas, 20 arba 10 metų. Taip, kairės pusės priekinė stojkė vadinama lygi. Vizualinių pažeidimų nematau. Stogas viršui kairė pusė yra šiek tiek nuo akmenukų pataškuotas. Viršutinė stogo, tai yra liuko guma nepažeista. Kairės pusės priekinis veidrodėlis stovi gerai nepažeistas. Durelės vairuotojo pusės yra pačios durelės tvarkingos, bet rankinėlė yra šiek tiek dažai nuėję. Durės atidarosi, užsidaro gerai. Galima raktą? Taip, kėlisas nedirba, bet durelės užsidaro gerai. Kairės pusės tarpas lygus, kraštai šiek tiek yra. Šiek tiek turi tokių mažiukų įbrėžimų. Taip, stiklai BMW, originalus. Kairės pusės galinės durelės vizualiai tvarkingos, užsidaro, atsidaro gerai. Beraktė nedirba. Tarpas tarp galinio sparno lygus. Plokštuma yra lygi. Kairės pusės sparnas turi tokių šiek tiek patepliotų taškelių. Sparnas su bamperiu galiniu kairės pusės sueina gerai. Pats sparnas, kairės pusės galinis stogo dalis yra tvarkingos. Bamperis galinis kairės pusės šiek tiek yra tokių mažų pabraižymų.
bet nėra stipriai pažeistas. Lentuvas švarus, ne juodas, tai DPF-as. Sodžių filtras yra vietoj, kairės pusės žibintas neprasavęs, nesudūžęs, vidinis žibintas kairės pusės taip pat stovi vietoj gerai, vandens nėra, nepažeistas. Dangtis galinis turi šiokių tokių nedidelių pabraižymų. Valytuvas galinis laikosi gerai, stiklas galinis BMW, šiek tiek yra nuėję tamsinimo plėvelė, viršutinis spoileris tvarkingas, šiek tiek yra dažų nuėję, galinis papildomas stopas nesudūžęs, neparasavęs, dešinės pusės žibintas viduj stovi gerai, neprasavęs, nesudūžęs. Bamperis dešinė pusė yra įskilimų, įtrūkimų. Čia. Dešinės pusės bamperio kampas tvarkingas. Kažkokių minusų nematau. Ne, dešinės pusės žibintas neįtrūkęs, neprasavęs, stovi gerai. Dešinės pusės stogo dalis tvarkinga, stojkė galinė tvarkingas, pats sparnas dešinės pusės kažkokių vizualinių pažeidimų neturi, su bamperiu sueina gerai. Plokštuma yra su durim tiesi, durelės dešinės pusės galinės tvarkingos, turi nedidelių įbrėžimų, čia užsidaro, atidaro gerai, keilisas taip pat nedirba, tai tikriausiai daviklis kažkur bus. Taip, dešinė pusė, tarpas tarp durų lygus, dešinės pusės priekinės durelės užsidaro, atidaro gerai, rankinėlė neišlaužta, stiklas originalus, durelės pačios tvarkingos, tarpas tarp sparno priekinio ir durelių yra lygus, dešinės pusės žibintas neišlaužtas, kamera vietoj, matosi ilgą laiką nevažinėjo, nes voratinklių yra. Taip, dešinės pusės stogo dalis yra tvarkinga, akmenukų neapdaužyta, stojkė tvarkinga. Pats stiklas dešinės pusės yra tvarkingas, maži tokie yra taškeliai, bet jie labai nežymus, nes stiklas buvo keistas, dešinės pusės priekinis sparnas taip pat kažkokių pažeidimų neturi, sueina su bamperiu dešinės pusės priekiniu gerai, kamera vietoj, bet yra tokia jau pavargusi, dešinės pusės priešrūkinis tvarkingas. Bamperis, sakiau, kad yra dažytas, nes yra ir lakas kažkur tai keliose vietose. Dešinės pusės žibintas laikosi gerai, neprasavęs, nesudūžęs. Akmenukais šiek tiek apdaužytas yra. Kapotas taip pat stipriai kažkokių pažeidimų nematau vizualinių. Tarpai tarp kairio ir dešinio sparno yra lygus. Grotelės yra vietoj, aišku, nuo senumo šiek tiek yra pabraižymų tokių, bet sakyčiau, visai neblogai atrodo. Taip, einam toliau su dažų sluoksnių matuokliu, tai nuo stogo pradedu 70, 75, 60, tai iš esmės turėtų būti kažkur tai iki 100. Visur priekinė kairės pusės stojkė 85, kairės pusės sparnas priekinis 125, bet 150, šiaip iki 150 vieno sluoksnio.
Bet jeigu mes matėm stogas iki 100, tai iš esmės sparnas tikriausiai buvo perdažytas. Žiūrėsim toliau, kairės pusės durelės 140, 135, 110, kairės pusės galinės durelės 135, 150, 115, 120, kairės pusės galinis sparnas 105, 170, 140, 160, 145, 145, stogas gale 90, galinis dangtis 80, 75, 70, tai sakyčiau kairės pusės šonas turbūt buvo perlakuotas kažkada. Nu va, juosta yra. Ir tai kairės pusės, taip. Kairės pusės, sakyčiau, sparnas durelės perdažytas buvo, bet glaisto nėra. Stogas tvarkingas, galinis dangtis tvarkingas. Dešinės pusės sparnas. Va, vėl 80, 80, 120, 90, dešinės pusės durelės galinės 105, 115, 140, durelės priekinės dešinės pusės 120, 115, dešinės pusės priekinė stoikė 130, 115, stogas 65, priekinės dešinės pusės sparnas 145, 130, 130, kapotas 130, 135, 130, 140. Dabar vidinės dalys, priekinė kairės pusės stoikė 95, vidus, tai yra slenksčio vidus 60, kairės pusės vidurinė stoikė 80, 80, gerai. Va, štai matosi, kad sukti nebuvo, bet durelės yra. Durelės kažkada buvo perdažytas. Gal tiesiog lako buvo perlakuotas. Taip, kairės pusės galinis sparnas.
sparno vidus. 60. 95. Čia tokių juosta eina. Dažniausiai tas yra perėjimas. Vidinė slenkščio dalis, kairės pusės galas 60, gerai. Dangtis galinis nenorės daryti, bet dar pasižiūrėsiu gal dėl to, kad batareika nusilpus yra. Dešinės pusės vidinės dalis. Tvarkingai. Dešinės pusės slenkstis 100, gerai. Stoikė vadinama. Dešinės pusės 70, 80. Taip, 85. Vidinė dalis 60. Dešinės pusės stoikė 70. Tai vidus rėmas tvarkingas yra. Taip, einam toliau. Kairė pusė. Spiroklė tvarkinga. Viršutinis vadinamas bumerangas. Matomai nėra labai senas. Originalus. Padangos MS daugiau į žiemą. Protektorius gana dar apie 60% likutis. Padangos Polaris Barum neblogos padangos. Taip, kairysis priekinis stabdžių diskas apynaujis. Lėtas ratlankis turi tokių, jau aliuminis oksidavosi. Taip, kairės pusės slenkstis iš apačios apsaugos vietoj. Slenkstis tvarkingas. Kairė pusė galas. Matosi šiek tiek rūdžių, bet nėra daug kaip pastojoto, sakykim, tų pačių metų. Yra šiek tiek pabraižymai. Taip, padanga, kairės pusės galinė, taip pat protektoriaus gylis apie 60%, bet jau pavažinėjęs pirkėjas šį sezoną ir aš manau, žiemą jau reikėtų pakeisti. Nors pardavėjas sako, kad lygtai turi vasarinių komplektą. Taip, dabar lėtas ratlankis yra oksidacija, jau aliuminė matosi aiškiai. Kairės pusės stabdžių diskas apynaujis. Kaladėlių likutis taip pat apynaujos. Taip, duslintuvai, kaip ir sakiau, švarus. Kairė pusė galas, taip pat kažkokių tiesinimų, probleminių vietų, kėbulo darbų nematau, kad būtų. Rūdžių taip pat nėra daug. Dešinė pusė apsaugos vietoj, tepalų prasisunkinimų kažkokių taip pat nėra. Taip, dešinė pusė padangos tokios pat kaip ir kairiai. Protektorius likutis apie 60%, metai 18. Jau sakau, tas yra jau jau labai guma yra kieta. Dešinės pusės lėtas ratlankis, taip pat jau korozija jau yra. Korozijos matosi ryškiai. Stabdžių diskas apynaujis. Galinės pneumų pagalvės pardavėjas sako yra restauravęs, keitęs. Taip, dešinė pusė slenkstis taip pat
Yra tokių paviršutiniškų rūdžių, bet labai nežymiai. Dešinė pusė, priekis, visos apsaugos vietoj, tepalų pėdsakų nematau. Padanga priekinė dešinės pusės taip pat yra 18 metų, jau 6 metai, jau šiek tiek guma pasenusi ir lėtas ratlankis taip pat turi jau oksidacijų. Priekinės dešinės pusės amortizatorius, spyruoklė yra tvarkinga, bumerangas tai yra, tas svirtis yra BMW originalas, kad būtų kažkas išsinėrusi ten iš silindblokų nematau, diskas priekinės dešinės pusės stabdžių yra apynaujas. Tai va. Iš priekio, iš apačios tepalų, nu yra šiek tiek šlapia, blizga, bet ant žemės jokių tepalų nematau. Taip, radiatorius yra sausas ir nėra labai jau senas. Prieki taip pat. Taip, dabar variklio skyrius. Yra akumuliatorius kažkiek tai pasėdęs. Tai jo, norėčiau už... Tavo galingesnė būtų, mano... Aha, laidai yra? Tai to. Palauk, iš galo ar iš priekio eina? Iš priekio yra, čia pliusas jo. Taip, skystis antifrizas yra normai, švaros. Taip, kadangi 2 litrų variklis, tai vietos pas mūsų čia labai daug apžiūrai. Kairės pusės lonžeronas matau tiesus. Televizorius priekinė dalis taip pat kažkokių pastebėjimų nėra. Kai dešinysis lonžeronas taip pat tvarkingas. Vadinama ta rėmas, kur atrama amortizatoriaus stakanas yra tiesus. Numeris skaitosi gerai. Kapotas nematau, kad būtų suktas, tai tikriausiai ir nedažytas jisai. Taip, kairė pusė stakanas taip pat, viskas tvarkoj, yra germetikas, yra gamyklinis iš kairės pusės, tepalų kažkokių prasisunkinimų, kiek matau, nesimato, bet dugnas yra tepaluotas gana stipriai. Apsauga yra tepalota. Iš kur apsaugos visur stovi, tai bijau, kad nelabai sugebėsiu pamatyti. Tai vat. Iš priekio viskas yra sausa ir sako, keitė GR aušintuvą, tai tikriausiai bus viskas čia. Viskas čia dėl galbūt aušintuvas kažkada buvo tarpinė negermetitinga. Kairės pusės variklio šonas irgi tvarkingas. Taip pat sakė, kad viršutinė tarpinė variklio viršutinė tarpinė, tai yra variklio dangčio keitė. Čia daugiau aš nelabai kur įlysiu, kad pasižiūrėjau. Čia visur apsaugos kažkur jau tokios paplyšusios, nelabai aš čia noriu. Bet jeigu būtų kūras, jau būtų matyti. Taip, bandau užvesti. Akumuliatorius naujas, bet silpnas. Mašina stovėjo ilgą. Ne, reikia, kad pastovėtų. Taip, gerai, tada saloną pasižiūrėsiu. Kairės pusės priekinės durelės yra. Nu, čia yra jų lyga. 300 000 ypač, bet visos kitos kairės pusės apdaila durelių yra tvarkinga.
Vidinės dalis, natūralus nusidėvėjimas, kairės pusės sėdynė nesiūta, nedažyta, išlaikyta, sakyčiau, gerai. Vairas nedažytas, nesiūtas, yra nusidėvėjimas natūralus, panelė kairės pusės, reflektoriai vietoj, displejus nepabražytas, mygtukai, perjungės, porankis, nusidėvėjimas natūralus, padaryti cheminį impregnavimą bus vaizdas visai kitoks. Mygtukai ant vairo, taip pat nusidėvėjimas natūralus. Šiek tiek čia yra palaužta, bet netragiškai. Patys reflektoriai neišlaužti per vidurį. Taip. Apačia sausa, pedalų nusidėvėjimas natūralus. Kairė pusė galas, durelio apdaila tvarkinga, nieks nėra neplėšta. Sėdinių galas taip pat yra tvarkingas, kojomis ne apdaužytas. Vidinė dalis kairės pusės tvarkinga, sėdinė taip pat nesuplėšyta. Panelės, reflektoriai vietoj, neišlaužti. Šiek tiek yra patempusi guma dešinės pusės sėdynės, galinės kišenės, o pati sėdynė yra tvarkinga. Lubos kažkokių pastebėjimų nematau. Dešinės pusės durelio apdaila taip pat yra švari, graži. Vidinės dalis yra tvarkingos, sėdynės sakiau, vandens apačioje nėra. Dešinės pusės priekinių durelių apdaila yra tvarkinga. Pastebėjimų kažkokių nėra. Vidinės dalis, VIN numeris, vidinės visos yra tvarkingos. Sėdynė taip pat priekinė dešinės pusės. Jokių pastebėjimų nėra. Porankis taip pat natūralus nusidėvėjimas. Plieninė neišlaužta. Stogas, stojkių apdaila yra tvarkinga. Automobilis ilgą laiką nebuvo kurtas, tai atnešė boosterį ir dabar pirmas startas. Išpūsė, kaip sakant, išpūsė обороto. Dirba gražiai, lygiai. Vairo stiprintuvas. Pašalinių garsų nėra. Dėžė tegul šiek tiek pašyla, bet draivas be smūgio, bulinė pavara be smūgio. Galinė vaizdo kamera parktronikai veikia. Jokių smūgių nėra. Jaučiasi tik tai, kad įtempimas į galą, į priekį. Parkingas. Rankinis veikia. Langai užsidaro, atsidaro. Visi. Gerai. Ką mes meniu turim? Taip. Servizas viskas ok. Borto kompiuteris rašo.
kad atidarytas pas mūsų kapotas, o toliau taip, sėdinių šildymas. Priekinio lango pūtimas veikia. Kondicionierius. Zonos, tai yra kairė zona. Dešinė zona. Oro srauto. Sklendės veikia gerai. Taip, kairysis dabar. Tuoj atšals šiek tiek panelę. Bet jaučiu, jau čia yra šaltas eina, o čia šiltas eina. Šaltas, šiltas. Šaltas. Šiltesnis dabar perėjome. Šaltas pradėjo pūsti. Čia pradeda šilti, nes variklis dar šaltas, bet jau skirtumas jaučiasi. Jau gerai. Taip, mygtukai ant vairo. Mygtukai ant vairo veikia gerai. Taip, juostos distronikas įsijungia. Sėdynė jaučiu pradėjo šilti. Kamera. Aha. Kamera sistema. Reikia jungti kompiuterį, žiūrėti, gal kameros kažkokios yra. Taip, sėdynė taip pat šyla. Karinės žvalgybos vado veiksmuose nustatytas galimas psichologinis smurtas ir mobingas žvalgybos. Garsiakalbiai veikia gerai, centrinis veikia gerai. Taip, vairas veikia priekį, atgal, į apačią, į viršų. Gerai. Taip, einam toliau. Atidaryti mums reikia bagažinį, pasižiūrėti, kas viduj. Aha, liftas dirba. Čia perėjimų nematau. Nei kairiai, nei dešiniai. Bagažinė ganėtinai tvarkinga. Vandens nėra. Akumuliatorius gaivinis stovi. Gerai. Vidinės rėmo dalys yra tiesios. O ta jau dalis nupirkta jau nauja. Kur sakiau, kad jos turi tokią silpną vietą. Uždarysim tą. Variklis dirba švariai. Tepalo dangtis yra švarus. Radiatoriaus aušinimo žarnos yra minkštos. Pašils, galima tada daryti tas drive. Taip, dar toj kompiuteris pasikraus. Klaidas perskaitysiu. Taip, kas dar? Yra sporto režimas, komforto, eko dirba.
Taip, apatinės sėdynės masažas dirba, sėdynės važinėja į priekį atgal, nugaros dalis veikia. Taip, į priekį, sėdynė į priekį, atgal, sėdynės nugarinė dalis veikia. Čia viskas tvarkoj. Taip, šiltas pradėjo eiti, sėdynė šildo. Čia pradėjo šaltas ir čia šaltas, tvarkoj. Taip. Dar galim patikrinti, dar mes turim liuką. Taip, užuolaidėlė veikia. Gerai. Liukas veikia, atsidaro, užsidaro. Aišku, tas bėgius reikėtų patepti, nes retai kas patepa, o paskui pradeda strigti ir lūžta. Gražus juodos spalvos bus. Taip, dabar rida transmisijos blokė sutampa su skydelio. Klaidos tik tai side kamera, ką mes ir matėm, kad įjungus kamerą, aš manau, kad pačios kameros linzės yra jau pačias kameras reikėtų keisti ir kairę ir dešinę. Iš variklio pusės jokių klaidų, iš transmisijos taip pat. Engine control. Taip, ką matom iš taip, likutis čia distancijos 196, bet čia po klaustukų kilometrų yra pravažiuota variklios blokė 314 tūkstančių sutampa, bet jau gramų sodžių jau prie ribos, jau reikėtų važiuoti į trasą ir bandyti daryti regeneraciją. Po paskutinės regeneracijos buvo praeita 106 km, tai sakyčiau jau DPF filtrą, kadangi sakė, kad nėra išpjautas, aš manau reikėtų išprogramuoti arba pakeisti. Taip, kilometrai taip pat sutampa. Tai dėl kilometrų kažkokių klausimų tikrai nėra. Padarysiu test drive ir tada paskaitysiu, kas toliau. Nu, vat, parašė variklio blokas, kad baterija yra silpna. Nu, iš tikrųjų taip ir yra. Tai pravažiuosim, pasižiūrėsim, ką rodys. Tai va, dabar važiuojam, greitis 100,
pagreitinam. Važiuoja, sumažinam, važiuoja. Tai yra kruizas veikia. Linijas mato. Bėgius perjungia švelniai. Numeta taip pat švelniai be kažkokių smūgių. Perjungiu iš sporto gal režimą, pabandyti šiek tiek. Toliau važiuoju. Nereikia užteks. Tai kažkokių pastebėjimų iš variklio pusės, iš dėžės pusės aš neturiu. Mašina važiuoja lygiai, niekur iš šonus netraukia, nepaisant to, kad automobilis stovėjo. Tai va, automobilį patikrinau. Aš manau, kad visai neblogas variantas. Jeigu dėl kainos pirkėjas su pardavėju sutars, tai galima automobilį imti. Mano asmeninė nuomonė, kad jau kai virš 300 000 ir 2 litrų variklis, jau galima pirkti, bet jau su rizika. Vis dėlto 3 litrai varikliai jie ilgiau tarnauja. Bet čia nuomonė yra kiekvieno savo, tai vieni sako, kaip tik tie 2 litrai varikliai važiuoja be problemų ir po 350 ir po 400 000 ir bėdų nėra. Kiti sako, kad nėra jie labai kokybiškai padaryti ir taip toliau. Tai va, šiaip mašina nebloga, prižiūrėta, grandinės keistos, tepalai keisti, kėbulas šiek tiek aišku, yra ten pabraižymų, ką norėti, kameras, priekinės bamperį, arba šviesolaidžiai bus, arba pačios kameros, tai sutvarkyti, keilėse sutvarkyti. Ir aš manau, jeigu ten stipriai to automobilio, kaip sakant, nedraskyti, tai dar pavažiuos. Dėkui už dėmesį, skambinkit, gražios dienos.